Sveiki, Unboxing LT ant mūsų stalo 2,59 €. Tai yra Dulano kompanijos, ne kompanijos, yra prekybinis ženklas Lidl kompanijos kepamosios kiaulienos dešrelės. Kaip matote, aš vėl sėdžiu gamtoje ir dabar mes šitas dešrelės kepsim, bandysim ir žiūrėsim, ar jos skanios, ar jas verta pirkti. Iš tikrųjų, 2,59 € pakankamai kaina yra, didelė. Manau, kad didelė. Nelilinė kaina, nors iš tikrųjų tai netokia ta kaina didelė. Taigi, kepamos kiaulienos dešrelės, Dulano, mes jau kažką valgėm kumpį berods, nelabai man patiko. 95% mėsos, 300 gramų dešrelių, paskaičiuojam, kiek jų čia yra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 dešrelių. 14 dešrelių turbūt tikrai su tokiom dešrelėm grinai pavalgysi. Taigi, čia yra aukščiausios rūšės virtos kepamos dešrelės. Sudedamosios dalys 95%, kaip matot, kiaulienos. Tada lašiniai, valgomoji druska, prieskoniai, stabilizatorius, disfosfatai, dekstrozė, prieskonių ekstraktai, valgomasis dešros apvalkalas. Gali turėti garstyčių pėdsakų, be glitimo ir laktozės. Tai va, šitos dešrelės yra skirtos tik tai kepimo ant grotelių ir keptuvėje. Taip, kad jeigu jūs nenuvažiavote kažkur tai į gamtą, tai galite jas nusipirkti ir įsikepti keptuvėje. Aš paragausiu šiandieną jas ant laužo, mes iškepsim, viską parodysiu, kaip mes jas valgom, tada ir įvertinsim, ar jas verta pirkti ar neverta pirkti. Dabar pasižiūrim, kur jos yra pagamintos. Tai yra tikros vokiškos dešrelės. Kaip matote, tai yra pagamintos, jos yra Vokietijoje. Na, savaime aišku, pagal Lidl užsakymą. Na ką, einam šitas dešreles kepti, o paskui prie stalo paragausim ir pakalbėsim, ar jas verta pirkti iš Lidl parduotuvės ar neverta. Na ką, iškart pradėsiu komentuoti, nelauksiu, kada mes jau pradėsim šitas dešreles valgyti, nes iš tikrųjų garsas taip pat dingo ir man reikia vėl viską garsinti ant video viršaus. Bet kalba jis labai trumpa. Iš tikrųjų dešrelės gal ir gerai atrodo ir viskas kaip ir būtų tvarkoj, bet jos yra nerealiai sūrios. Aš kažkiek tai daržovių pasipjaušiu ir bandžiau jas valgyti, bet jos yra neskanios, taip kad 1 žvaigždutė iš 5 ir šitų dešrelių iš Lidl parduotuvės aš pirkti tiesiog jums nerekomenduoju. Tai yra pinigų išmetimas. Šitos dešrelės yra neskanios, jos yra nerealiai sūrios. 1 žvaigždutė iš 5 šitų dešrelių pirkti nerekomenduoju.